Kągi, sveiki. Šiandien esame Šiaulių kino meno klube ir pas mus svečiuojasi Romualdas Volotka. Senas šiaulietis, netgi turi tokį pseudonimą, DJ Senis. Jūs ko gero ir žinot jį geriau šituo pseudonimu. Na, o kaip senas šiaulietis, jis žino... 4 kartos Šiauliuose, 4 kartos. 4 kartos šiaulietis, žino daug visokių šiaulietiškų istorijų ir ne tik šiaulietiškų. Žmogus su patirtimi turintis ką papasakoti. Ir šiandien jisai sutiko pasidalinti savo archyvais, kurių turi labai daug. Kiek turit savo kolekcijoje? Muzikos ir vaizdo įrašų? Nedaug, bet nebegaliu išlysti iš jų, žinai. Na, per apie 3000 kompaktų. Pusė iš jų atkeliavo iš Leningrado roko klubo. Per 700 plokštelių LP. Vadinasi, kasečių irgi taip pat, bet kokius 400 ir daug sukauptos medžiagos, tame tarpe autografai, kuriuos mėgau, vadinasi, autografai ant plokštelių, ant plakatų, ant kompaktų. Man teko matyti daug įspūdingų koncertų, kuriuos širdyje nešioju ir čia tikriausiai, na, ne visiems galbūt taip nuo jaunystės buvo norėta pamatyti tai, kas yra draudžiama. O beje, Romualdai, paminėjote, kad esate kolekcionierius, ar ne? Ir žinau jūsų vieną iš tokių pagrindinių aistrų, jūs renkate, kolekcionuojate autografus. Kaip su tais autografais buvo, kada pradėjote kolekcionuoti? 1973 metais baigusi Čiurlionio meno mokyklą, abiturientai tos Čiurlionio meno mokyklos rengė miesto kultūros rūmuose koncertą ir tarpe tų atlikėjų buvo pianistė, labai graži mergina, vadinasi Mūza Marija Rubackytė. Dabartiniu metu buvusi Paryžiaus konservatorijos profesorė, o dabar dirba liktai Vilniuje, bijau suklysti. Tai buvo pirmasis mano autografas, kur aš išdrįsau prieiti prie jos ir paprašyti autografą. Na, o po to prasidėjo pažintis vakarų vedime, kai vesdavau įvairiausius vakarus su įvairiais ansambliais, tai dirbant tiek Akmenės rajoninėse kultūros namuose 4 metus, ten direktoriavau, reikėjo paskyrimą atlikti pabaigus muzikos technikumą tuo metu, muzikos technikumą Šiauliuose. Na ir po to miesto kultūros centre, tai čia koncertavo visi filharmonijos kolektyvai, draugavau su jais. Jie buvo mano vedamuose Amžininko ir Saulės renginiuose, Amžininkas įdomių susitikimų klubas. Tai čia ir Nerija buvo, ir Maestro Tiškus buvo, ir Vilniaus Aidai, ir Hotel, ir Sipals iš Latvijos, tokie kolektyvai. O tai kurio autografų labiausiai didžiuojatės? Na, galėčiau pasigirti, kad sykį pas mane rankose atsidūrė žurnalas užsienio. Sovietmečio 87-aisiais, prisimenu, 87-aisiais. Ir tame žurnale pačiame gale buvo parašyta adresai įvairiausių grupių. Led Zeppelin, Queen, Status Quo, vadinasi, Johno Lennono, New York'e, taip toliau. Aš pagalvojau, nu kas čia atsitiks, sakau, būsiu pakviestas, jeigu kas, žinot, į saugumą pasiaiškinti, tai čia gudrus sovietmetis, 87-ieji. Tai aš išsiunčiau kalėdų progą 16 sveikinimų su artėjančiais naujaisiais metais ir iškeliavo ten pagal tuos adresus, kurie ten buvo žurnale. Ir kas svarbiausiai, atkeliavo pas mane atgal vėl taip pat vokai iš tų firmų, kaip Led Zeppelin, pavyzdžiui, Queen, taip toliau. Ir su prašymu, jeigu jūs norite dalyvauti mūsų klubo veikloje, grupės gerbėjų veikloje, atsiųskite mums ten $100 ir tada mes jumis įrašysime tą, gausite ženkliukus ir taip toliau. Bet vasario mėnesį 88-aisiais pas mane atkeliauja siuntinukas, galėčiau netgi parodyti, namuose turiu,
ir tas vokas pats iš Niujorko, užrašyta mano pavardė ir žiūriu, gavau plokštelę su Yoko Ono. Tai yra Džono Lenono žmonos. Iš karto sumaščiau, kodėl taip yra, kodėl jį būtent parašė, todėl kad Džonas Lenonas ir Yoko Ono draugavo su avangardistų menininku, filmuotoju, vadinasi, filmų kūrėjų Jonu Meku lietuviu, ten, kuris gyveno Niujorke, jie ten kartu yra, Jonas Mekas yra nusifilmavęs su jais plaukia upe, ten valtelėje ir taip toliau, ir daug filmų, vadinasi, vyko draugystė. Gal todėl, vadinasi, jie įdėjo tą voką, užrašė man labai gražiai, Romaldai, vadinasi, ir atsiuntė šitą plokštelę. Na, žinok, iki šių dienų jos nesu išklausęs. Mes tik pradėjau klausytis iš karto po 10 minučių, aš ją patalpinau labai gražiai į archyvą, nes ten yra kažkoks politinis monologas, nes po Džono Lenono mirties jinai nutarė matyti, surengti savo kaip žymios atlikėjos avangardistės koncertą Madison Square Garden Niujorke ir ką jūs galvojate, po 20 minučių salė buvo tuščia. Niekas nenorėjo klausytis, nes jos ir balsas ten nėra tavo vokalinio talento. Va. Tai va iš jos ir plus vienas koncertas mane ypač sužavėjo, tai Rygos kongresų salėje man teko matyti amerikiečių bliuzo karalių B.B. Kingą su 18 žmonių savo, vadinasi, muzikantų. Bilietas kainavo 180 litų. Na, paklausiau organizatorių, kaip čia jūs suorganizavote šitokį brangų atlikėją. Sako, ne, tai lietuviams neįpirkti tokį koncertą B.B. Kingą. Tai aš gavau iš jo paties, iš jo koncerto šito, po koncerto autografo, bet kas įdomiausiai, B.B. Kingas atkoncertavo beveik 3 valandas ir po to išėjo, nes buvo didžiulės ovacijos ir išėjęs koncertuoti solo groti. Jis pagroja solo, iš kišenės išsitraukė nedidelį tokį auksinį, kaip jį vadinasi, pakabuką ant grandinėlės ir kviečia iš pirmosios eilės ateiti merginą gražią. Ir tai merginai užmano. Ir taip toj trečioje dalyje 16 kartų. Na, bet aš buvau patenkintas gavęs iš jo paties autografą, jis jau šviesios atminties atlikėjas ir iš viso šios grupės. Na, dar man patiko, kada Vilniaus senuosiuose sporto rūmuose koncertavo Julio Iglesias, iš jo gauti autografą ir važinėti 6 metus stebėti Rock Summer festivalį Taline. Būdavo akredituotas kaip žurnalistas, nes Šiauliuose Saulės radijui vedžiau, Šiaulių radijui vedžiau džiazo laidas, tai mane išsiųsdavo akreditaciją ir man buvo labai... Jūs vedėte radijoje laidas, džiazo laidas. Jūsų dar buvo ir pedagoginė veikla, ar ne? Šiaulių pedagoginis institutas. 14 metų man teko dėstyti muzikos istoriją Šiaulių pedagoginiam universitete studentams, ten muzikos atsiradimo, klasika visa, visi kompozitoriai pagrindė ir daug muzikos klausytis reikėjo daug mintinai žinoti kūrinių. O šiaip tai autografai mano tokia buvo silpnoji dalis, vadinasi, noras pamatyti koncertą iš vidaus, tai yra iš scenos, o nesėdėti salėje. Na tai kada Šiauliuose, aš jau Šiaulių kultūros rūmus nuo 15 metų žinojau mintinai, kaip prasmukti į prožektorių, ten tą salelę būdavo šonuose, prožektoriai stovėdavo, iš ten žiūrėti atlikėjus. Tai va visus atlikėjus ir galiu paklausti tavęs, mielas Viktorai, kokie patys populiariausi buvo atlikėjai, kurie ilgai nebuvo paleisti nuo scenos, reikėjo kartoti. Ir kiek bisų. Ir kas tai galėjo? Taip, Šiauliuose. Ir kas tai galėjo būti? Sakyčiau, gal koks Stasys Povilaitis. Atspėjai. Taip, Stasys Povilaitis su Velšvieski. Su šito daina, su Nerijos ansamblio aš mačiau 6 kart pakartojimą. 6 išėjimus. Velšvieski. Ir po to dar ansamblis iš Klaipėdos,
Kopų balsai su Ivanausku ir Paltiniene, kada jie repertuare turėjo Teodorakio dainas. Va, irgi taip pat buvo 6 Tarp bisai. kitko, jūs, aišku, aš pradžioje pasakiau, kad jūs pirmiausiai žinomas kaip didžėjus. O kiek metų jūs šitą veiklą užsiemat? Seniausias Lietuvos didžėjus? Na, paskaičiuokim. Pirmosios diskotekos prasidėjo nuo 77-ųjų, tokios jau rimtesnės diskotekos, po to teko atstovauti kaip vakarų vedėjas, vakarų rengėjas su Lietuvos rinktinė Odesoje vykusiame tuometinėme Tarybų sąjungos geriausių vakarų vedančiųjų konkurse. Iš Lietuvos važiavo 5 mūsų programas pateikė, o man teko rodyti diskotekos programą. Na, kultūros ministerija mano scenarijų patvirtino, šitą scenarijų išvertėme rusų kalbą, man reikėjo rusų kalboje ten vesti. Na, atvykome į Odesą, atrodo, įsikūrėme viešbutyje. Aš jau bėgau pasirūpinti garso aparatūrą, kad man būtų. Viešbutyje suradom garso aparatūrą, aš čia buvau atsivežęs mikšerį, 2 magnetofonus, tuo metu grodavom viską iš magnetofonų. Ir magnetofoną turėjau ir patefoną. Šalia to turėjau dar 5 plokšteles, dėdės atsiųstas iš Australijos. Na, iš tų plokštelių man turėjo irgi skambėti muzika, aš visą šitą pasidedu tam toj prieš salyje pasbudinti į rūbinę. Ir jau likus pusvalandai laiko iki mano pasirodymo, nes po pertraukos reikėjo man iš karto pasiruošti per pertrauką visą šitą. Ir atpuolu ir žiūriu, kad budintisis rūbiniai sako, nietu, plastinok tvojich nietu. Kaip tai, sakau, nėra, sakau, tai aš tau palikau, mielas, grąžink plokštelę, sakau, man reikia taip pat programą. Stresas koksai, wow. Na ir ką galvoji, bėgu tekinas pas direktorių, su direktoriu atsivedu direktorių, sakau, grąžinkit mano plokšteles. Na, tikras firminės plokštelės, kurių kaina tuo metu buvo 50-60 rublių. Iš jų man skambėjo ir Bonėm, ir Čingiskanu, ir Abba, ten tokios atsiųstas iš Australijos. Tai su direktoriaus pagalba aš atsiimu tas plokšteles ir iš karto į sceną prasideda ta mano programa. Ir jau visų tų vedančiųjų, kurie ten buvo suvažiavę iš Tarybų sąjungos, frakuoti, visi su medaliukais apdovanoti ten prieš metus, prieš 2, prieš 3 su medaliukais, laureatai, visi ten viskas. Ir visi iš karto per visą tos organizatorius nuvilnijo po Baltiką, показывает хорошую programą. Ir man pirmajam teko rodyti diskotekos programą. Na, išjudinau publiką, gražiai pašoko visi traukinukais ir taip toliau, prasidėjo svarstymai. Visus mano kolegas svarsto 10 minučių ir iš karto duoda diplomą. Svarsto 10 minučių, mano programą 1:20 svarsto, išpuola mūsų kultūros ministerijos pagrindinė vedėja, klausykite. Ir sako, Romaldai, sako, Bau, čia dėl tavo programos labai dideli ginčai kyla. Na, aš suprantu, kad čia yra diskotekos programa, pagrindės muzika skamba iš užsienio atvykus. Kadangi ir mano programoje pagrindė skambėjo užsienietiška muzika, bet mano programoje ir buvo pasveikinimo žodis Šiaulių miesto komjaunimo komiteto sekretoriaus ir taip toliau. Tokią gražią sudariau scenarijų, tokia žaisminga. Ir baigėsi programa, prie manęs prieina, man įteikė diplomanto vardą, užteka medalių, garbės raštą, prieina Tarybų sąjungos kultūros ministerijos ministro pavaduotojas. Ir sako tokius žodžius man. Ромалдас, хорошую работу сделал. Сейчас для всех дискотек Советского Союза открылась Зеленая улица. Прошу перверsti. Nu, sunku pasakyti, jūs uždegėt žalią šviesą visom diskotekom po to, nes buvo svarstymas, ar leisčia šią tokią kultūrinę formą, vadinasi, laisvalaikį, ar ne. Nes ir muzika užsienietiška, ir aparatūra, ir viskas, ir prieš pastatytą ansambliam, kurie grodavo tiek restoranuose, tiek klubuose ir taip toliau. O ta banga iš karto nuvilnijo, sužinojęs, kad diskoteka pasidarė labai populiari tokia laisvalaikio jaunimo forma. Tai va, tai čia buvo apie diskotekas, o dabar klausimas apie jūsų archyvus. Tiesa, dar buvau aš konkursuose.
Tartu laureatas. Iš Ukrainos grįžau, iš Ivano-Frankivsko, pačiam gale tenai Ukrainos kampelyje. Ten buvo konkursas. Ir pats brangiausias man apdovanojimas auksinė plokštelė. Iš geriausių diskotekų Respublikoje, vadinasi, 79 metais iš kompozitorius Giedriaus Kuprevičiaus komisijos pirmininko įteikta man šitas diplomas. Ir dar 2 konkursai Kaliningrade. Tarybų sąjungos geriausių diskotekų, kur man už šokių programą buvo įteikta 1 vieta apdovanojimas, o Rygos radiotechnikos diskotekai buvo už tematinę medžiagą. Tai buvo teminė diskoteka ir šokinė diskoteka, vertinama vienodai. Va, tai tuose konkursuose man teko sublizgėti šiek tiek ir parvežti į Šiaulius. Šiauliuose nieks nieko nelaukė. Nei tų mano laurų, nei tų apdovanojimų. Savam krašte pranašų nebus. Nei kaip. Jūsų archyvose yra įdomių dalykų ir šiandien mes žiūrovam esam paruošę archyvinį įrašą apie Antaną Šabaniauską. Taip. Tai va, tai ką galėtumėt papasakoti apie Antaną Šabaniauską, apie šitą įrašą ir kodėl jis atsirado ir kaip jis atsirado? Įdomi istorija to įvykio atsiradimo, ar ne? To įrašo atsiradimo. Labai įdomi istorija, aš jau mėgstu pasakoti. Sužinojau aš jau, kad senukas Šabaniauskas, vadinasi, ir tie gyvena Vilniuje ir yra dar gyvas. Ir kad amerikonai išlipę iš lėktuvo, vadinasi, atvykę į Lietuvą, tai sovietmečio gūdžiais metais, pirmiausiai klausdavo, kur dainuoja Šabaniauskas. O Šabaniauskas dainavo Šaltinėlį restorane. Ir vien dėl Šabaniausko ten būdavo pagrindę didelės spūstis norinčių patekti. Jis ten atlikdavo 3 dainelių. Ir kol galų gale iš to Šaltinėlį jis buvo išprašytas, pasirodžius Komjaunimo tiesoje laikraštyje tokiam kritinio straipsnio, kaip tas buržuazinis dainininkas gali dainuoti. Na, įdomus susitikimas man su juo. Aš atvykstu, dirbdamas kultūros rūmuose, į vakarų vedėjų, vadinasi, seminarą, Sereikiškių parke moksliniam metodiniam kultūros centre, ten toksai didelis pastatas, Paulavičiūtė mūsų vadovė ir mums kas mėnesį reikdavo atvykti ten. Ir aš atvykstu ir einu nuo katedros iš karto per Sereikiškių parką ir žiūriu prie tualeto, stovi pižamoje apsirengęs ir su šlepkėmis senukas. Ir aš atpažįstu, kad tai yra Antanas Šabaniauskas. Jis kreipėsi į mane, sako, gerasis žmogau, galbūt mane palydėtum į Gorkio 10 būtas 2. Sako, aš ten gyvenu, aš namuose neturiu tualeto, tai ateinu čia į viešąjį tualetą. Perleidžiu ir suprantu, kad lydžiu žmogus su pižama, su šlepkėmis tokiamis. Bet tai žinau, kad lydžiu Antaną Šabaniauską, mūsų legendą. Praėjo mėnuo laiko, aš ir vėl atkeliauju į Vilnių tuo pačiu tikslu. Moksliniam metodiniam kultūros centre vyksta seminaras ir einu ir vėl taip pat prie tualeto. Ponas Antanai, ar jūs prisimenat mane, aš jūs palydėjau? Sakau, nu taip, sako, prisimenu. Tai aš esu iš Šiaulių. Ar galima būtų su jumis, sakau, surengti koncertą Šiauliuose? Oi, žmogau, aš 33-aisiais, atrodo, 2 metais buvau atskridęs į Šiaulius. Kaip tai atskridęs? Tai man, supranti, jūs ten turgų atidarėte, ten, kur ligoninė mūsų toj pilna. Buvo didžiulis Žemaitijos turgus. Ir Smetona, prezidentas, man skyrė kukurūzniką ir su to kukurūzniku nusileidome į pievas. Aš ten atidainavau ir po to vėl su to kukurūzniku mane pargabeno į Kauną. Po to aš bandau skambinti jam telefonu, jis atsiliepė. Sako, maestras, sako, nu kaip galima būtų išgirsti jūsų dainas? Apie jokias plokštelės nebuvo kalbos. Na tai jisai sako, klausyk, sako, reikia suorganizuoti orkestrėlį, kuris pakomponuotum. Man iš karto iškilo labai daug klausimų. Pirmą, orkestrėlį suorganizuoti reikia. Antra, kad tie visi muzikantai išmoktų repertuarą jo, tų dainų. Trečia, atgabenti Šabaniauską, vėl pargabenti. Labai daug finansiškai kainuoja. Miesto kultūros rūmai niekuomet nepadės. Tai gavosi taip, kad suradau savo draugą, kuris Evaldą Juozapavičių, karatė trenerį, su juo savo knygutėje rašau apie tai.
autorinėje, kad paprašiau jo, nes pas jį, atrodo, Šiauliuose buvo vienintelė kamera tuo laiku, Panasonic, kuri filmavo iš karto labai kokybiškai. Sakau, Evaldai, ar galėtume mes nuvažiuoti į Vilnių? Žinoma, sako, na, už benziną aš skaitau, sako, lekiam. Ir mes po jo darbų iš karto apie 5 valandą išlėkėm į Vilnių. Ir tada atvykom į Gorkio 10, tas 2, žiūrime tamsu, pasibeldėme į langą, užsidegė šviesa, pasitiko mums gerbiama Vanda Šabaniauskienė. Sakom, labai atsiprašom, mes iš Šiaulių esame, labai norėtumėm reportažą padaryti Šabaniausku. Užeikit. Iš karto mums stalą paruošė, mes buvom sauguninę vandens atsivežę šiek tiek, Šabaniauskui labai patiko, pakėlėme jį iš lovos, jau einantį miegoti apie 8 valandą vakare. Na, aprengėme viskas, pasodiname gražiai ir tai pamatysite taip pat filme nufilmuotą. Kelinti metai čia? Iš karto pasakykime, jisai mirė 87, mes buvom 86, savo gražiu tembro ir savo gražiu tenoru, vadinasi, balsu, pralenkė daugelį tuo metu karaliavusių dainininkų ir maestro Šabaniauskas dainavo populiariausias tuo metu šlageris, fokstrotus, tango, valsus, ne tik Kaune, Metropolio restorane, kuriam man teko laimę atgroti vieną kartą, Versalyje, bet ir daugelį Lietuvos miestų ir miestelių. Na, buvo jo dainos tuo metu prieškarinėme gramofone transliuojamas į visą Lietuvą per radiją. Jis gimęs 1903 metais, gruodžio 20 dieną Jurbarke. Na, atsitik taip, kad jisai plaukė laivu ir tame laive jis tyliai uždainavo, vadinasi, dainą Tykiai nemunėlis teka. Ir tą dainą išgirdo šalia tuo pačiu laivu plaukiantis režisierius Dauguvietis. Ir su Dauguviečio globa, vadinasi, jo pagalba, jisai ne tik tai tuo metu, vadinasi, dainavo tuose koncertuose, bet ir buvo kažkiek paremiama, Dauguvietis jį paremdavo. Bet kas įdomu dar tai, kad jisai pradžią vokalinę tokią mokyklą praėjo giedodamas bažnyčios chore, svajojo apie dainininko mokslus ir labai norėjo aplankyti Italiją. Ir taip, jo tetos aukštakalnytės remiamas, jis 3 metus praleido Italijoje su vienuoliais ir mokėsi vokalo. Taip pat jis prisipažįsta tame filme, kurį mes jums ir parodysime. O dabar gal ir pasižiūrėkim? Prašau. Atsiprašau, nes čia mūsų mėgėjiškas labai filmukas toksai. Ačiū Vandai Šabaniauskienei už tas vaišes. Ačiū Antanui Šabaniauskui, kuris maloniai su mumis pabendravo, nors mes supratome, senatvė nėra lengvas gyvenimas senatvėje. Pažiūrėkime. Labas vakaras, mėly draugai. Šiandien mes svečiuojamės kukliame ir gražiame draugo Antano Šabaniausko kambarėlyje. Kartu pas mus ir draugė Vanda Šabaniauskienė. Mums labai miela šiauliečiams, kad šiandien taip vėlyvą vakarą, pavasario vakarą jau galim sakyti, šiandien svečiuojamės pas mūsų estrados veteraną, mūsų lakštingalą, kaip šis paukštelis, draugą Šabaniauską. Draug Šabaniauskai, tamsta jau 83. Ant šio stalo štai jūsų gražus paminėjimas 80-mečio, kuris vyko Jurbarke kultūros namuose. Mums šiauliečiams iš ties labai miela už tą didelį gražų jūsų triūsą per visą laiką, ką jūs skiriat mūsų estrados istorijai dabar jau. Galim sakyti, daugybė plokštelių išėjusių su jūsų nuostabiu balsu yra įrašytos draugo Karvelio firmoje Kanadoje. Draug Šabaniauskai, prisiminkim gal trumpam, kur tamsta pradžią pradėjote dainuoti? Kur jūsų pradžia? Pradžia mano, aš esu gryna kraujis jurbarkietis. Tenai ir pradėjau. Jurbarke, bažnyčioj su chorais, bet sopranas dar grojau. Vaikiškas gal balsiukas? Nu tai vaikiškas prasidėjo. Taip. Bet paskiau po to mane išgirdo vienas iš lietuvių, kad sako, važiuok į Italiją. Sako, viskas, sako, bus jums kelionė. Stažuotė Italijoje, taip?
Nu ir vienu žodžiu išvažiavau į Italiją. Ir ten stažavotės ir tobulinus balsą. Nu taip, tenai, nu tai vienu žodžiu, tenai dainavau, tenai pradėjau, vienu žodžiu. Draugs Antanai Šabaniauskai, gal tamsta prisimenat, pas kokius mokytojus Italijoje jūs stažavot? Pas mokytojus italus. Taip. Ar pavardę prisimenat? Tai, kad daug jų buvo, žinote, aš dar buvau cibukas keturių nepilnai metų. Aišku. Jau Italijoje buvau. Nu, tai Draugs Šabaniauskai dabar. Va, štai Jurbarke, čia jūsų buvo gražus paminėjimas 80-mečio. Praėjo, atrodo, jau 3 metai. Ar mums va čia va, šiauliečiams susirinkusiems į šitą jūsų jaukų kambarėlį, galėtumėt savo prisiminimų dainų padainuoti? Jaunystės dainų nors vieną. matot, reikalas šitaip stovi, paprastas. Kiekvienas savo profesijoje. Taip. Jūs, taip sakant, tokių jau, nu, Kultūros darbuotojai. kaip darbuotojai, o aš savo profesijoje kaip dainininkas. Tai matot, išsikė taip, nei šiaip, nei taip. Reikia biškiuką, taip sakant, gražiai, su akompaniatorium, arba, taip sakant, mano įrašų, jeigu kas turi mano. Mes prisimenam labai smagiai ir gražią dainelį įrašytą Karvelio plokštelėje. Aš kanarkų daug turiu, tamsta pamenate. Taip, aš Padainuokit kanarkų daug turiu, su poruočiu negaliu, niekaip negaliu. Jei daug, kad toliau. Jei mažiausiai, ką turiu, skiriu dideliam, tai mažiukas reikia man, skir dar didesniam. Aš kanarkų daug turiu, su poruočiu negaliu, net negaliu. Čia reikia daug tų visų. Mes puikiai prisimenam tamstą, kaip jūs dainavot Šaltinėlio restorane. Kaip skambėjo jūsų gražus balsas. Jūsų balsas yra įrašytas, nufilmuotas keliuose mūsų meniniuose filmuose. Taip? Ar turite? Yra meniniai filmai rodomi pastoviai per televiziją. O iš kur jūs įvykite? Nu, televizija rodo šios filmus, yra nufilmuoti jūsų. Dabar klausimas jūsų žmonai, Vandai Šabaniauskai. Ar jūs prisimenat, kada pirmą kartą pamatėt šį nuostabų žmogų, Antaną Šabaniauską? Prisimenu, mes susitikome autobusų stotyje, mano draugė, Kaune, mano draugė mokytoja, gyveno pas mano tėvą. Ir buvo pažįstami su Šabaniausku ir su Patingiu. Tai buvo Kelinti metai? vėlinė diena 1947. Ne, atsiprašau, 1945. Per kiek metų jūs pažinot šitą nuostabų žmogų, šitą dainininką? Kokias savybės jūs gerbėte ir mylite jame? Mes apsivedėm 1946 metais 5 gegužės. Tuoj po karo. Dar nebuvo nuskambėję, atrodo, pergalės saliutai. Taip. Na ir Mes apsivedėm. nuo to laiko visą laiką kartu. Vienas draugas, Taip. vienas kito labai draugiškai sugyvenom visą gyvenimą. Ir dabar miela kažkaip, nors vargiai mes gyvenom, nors sunkiai, bet Pone Šabaniauskas, draugs Šabaniauskas jaunystėje tikriausiai buvo vyrinamas ne 100 šaunių gražių lietuvaičių. buvo, Taip, kas. kaip jums pavyko vis dėlto iš tiek lietuvaičių būrė? Nu kažkaip taip susiklostė, taip susidėjo. Kaune, ne? Taip, mes ir kaip mes susipažinom tada autobusų stotyje, paskui jis mane palydėjo čia iki sodelio, čia Tokia žvaigždė vis dėlto, ar ne? čia Dainininkas. sodelis, čia šis, čia tas. Na ir taip ir mūsų draugystė šiek tiek nutrūko. Paskui po kiek laiko einam mes susitinkam Laisvės alėjoj, jis mane pakviečia į balių. Į balių kokį? Verslininkų. Tai buvo verslininkų balius. Na ir aš žinoma su baltas suknia, Šabaniauskas su prakuva, į tą balių. Ir mums tai buvo miela, gera. Paskui po to mes, žinoma,
Ten dalyvavo Marijošius. Aišku. Ir mes nuvažiavom pas Marijošių. Dar pratęsti tą pažadį. Draugas Antanai Šabaniauskai, na už ką jūs įsimylėjote? Už ką jūs įsimylėjote savo žmoną, sakykite, a? Nu, Kuo jums patiko, a, jauni? kaip tai, nu kaip moteris dar buvo tokia. Cikliukė dar. A, jaunesnė už šitą. Nu, taip jau, taip yra. Aišku. Ką padarysi? Sakykit, ponė Vanda Šabaniauskienė, kokia daina jums iš Šabaniausko repertuaro labiausiai prie dūšios? Kokia patinka? Man labai patinka Slava. Ar jūs prisimenat, Ką prašau? tu žinai? Slava. Slava, tenaliai šešėlį yra daugiau, kai kuriuos. Bet kas yra, bet kas patiko man. Kas patiko, padainuokit. Prašau. Susitikome mes Taip, gerai. Susitikome mes restorane, kai gatvės naudė tamsi naktis. Gal dar atmeni mane, o Slava, ir mano meilė, ir degančias akis. Ilgesi matau aš tavo akyse, o lūpos nori kažką pasakyti. Pasakyki man, brangi Slava, ar mums bus lemta dar susitikti ryt. Taip, na ir taip toliau. Draugas Šabaniauskai, dabar pabandykim prisiminti tuos laikus, kada Kaune Metropolio restorane grojo vienas iš garsiausių Europoje orkestrų vadovaujamas Foksmėrė. Foksmėrės buvo baigęs Paryžiaus konservatoriją. Hofmeisterio, taip. Aha, buvo baigęs Paryžiaus konservatoriją ir šiame ansamblyje Metropolie dainavo Šabaniauskas ir Dolskis. Ar jūs pamenat Dolskį? Dolskį žinau, bet jau taip sau buvo. Kas du žmogus buvo? Kas du žmogus buvo Dolskis? Senai tas yra, žinot, man sunku dabar prisiminti, kadangi aš tų žmonių taip daug praleidau, daug mačiau, tai man labai jau ypatingi kai kurie. Jūsų šičia ant šio stalo matom nuotrauką jūsų dukros. Kaip jūs vardas? Katros, Ritutė, ne? Ką jūs veikėte Vilniuje, ko jūs mokosi? Medicinos sesuo dirba, taip, medicinos sesuo. Šabaniauskai. Aš pamenu jūsų labai gražią dainą, Kelkim taures. Padainuokit mums ją. Nu, galima, žinoma, ir tą, bet kitą kartą reikalinga visiuką, taip sakant, ir prieš dainavimą, kad būtų pasiruošęs, kad taip, vokalas, kad viską. Viskas aišku. Nu, čia taip, tai žinoma. Pabandykim dabar. Ką dabar? Kelkim taures. Ar itališkai, ar taip? Kaip norit? Ja. Hoog die gleider, hoog de sleven, hoog die lieve tralalala, hoog die zoon, hoog die reven, hoog die lieve tralalala, laat ons lachen, laat ons drinken, laat ons kussen tralalala, wenn uns golden Stunden winken und wir wissen tralalala. Ja, der kennt die Wein, der lädt uns allein, drum schenkt die Gläser ein, die will unser sein, wenn kennt die Wein. Pam, pam, pam. Und der Mond sagt ja, in der blauen Sternennacht, und das Glück ist nah, wenn mir deine Liebe lacht. Und der Lieder klingt, das in unsere Herzen dringt, und wir lauschen zu zweit, in der Stimme so weit, und vergessen die Zeit. Ah, kelkim taurus, gerkim vyną, mes su žvaina, tralalala, kelkim taurus, su žvarginės ir jų meilė, tralalala, reikia džiaugtis, gerti vyną ir bučiuotis, tralalala, nėra laiko čia liūdėti ir dejuoti, tralalala. Taip vynas tas puikus, svaigina mus visus, laimingi esame, kol galim gert, kol galim kelt, taures aukštyn. Taip vynas tas puikus, svaigina mus visus, tas laiką leis linksmai, kas vyną gers tikrai, taip
tikrai. Nu, čia reikia žinoti. Ačiū labai. Draugas Šabaniauskai, kokia jums pati mėliausia daina? Per visą laiką jūs sudailavot ne vieną 100 dainų. Na, pati mėliausia daina. Kokia jums pati? Matot, yra kai kurios man tos į tai Prisimintinus, ar ne? Na, kokia pavyzdžiui? rudens. Taip, prašau, klausyti. Jau man į širdį ruduo atklydo, pageltos sodai žaliai ir sieloj, vien verksmą girdim, rudens pilni laukoj, graži pavasario saulė, kaip svaja tu išnykai. Aš noriu grįžti laukų platybėm ir vėl tave mylėti amžinai. Vėl toliau eina. Jau man į širdį ruduo atklydo, pageltos sodai žemėje ir sieloj. Dabar sudiev gulbel mana, aš plauksiu jūra tolima. Nu, ir taip toliau. Ačiū jums labai ačiū šitas mūsų darbas. Na, koks orkestras tams, tai per visą gyvenimą patiko labiausiai? Su kokiu orkestru jums labiausiai patikdavo dainuoti? Su orkestru metu? Koks jums patiko labiausiai? Jurbarkas. Jurbarkas? Jurbarkas. Kada šventėt 80-metį, ne? Taip, kada aš grįžau iš Italijos. Aišku. Aš grįžau iš Italijos. Jurbarką. Taip, 1905 ar 6 metais. Aišku. Į Jurbarką. Taip. Taip, ne 14 metais. Taip. Ir tada man, taip sakant, pasiūlė. Tik po to tada pakvietė į Kauną, ne? Išgirdo, kai aš Aišku. taip ir taip. Nu, tai Kiek laiko pradainavot Metropolyje? Bet, daug, ne vien Metropolį, Versalį, Metropolį. Aš čia daug ir daug važinėdavau, tai čia, kur yra čia dalykai ir dar ir šitie dalykai. Aišku. Ir po to Paskavecką dar dainavot chore, ne? Nu, Paskavecką, tai biščiuką, bet tai Paskaveckas, tai žinai, taip. Ir po to jau Šaltinėlis. Nu taip, Šaltinėlis. po to, kai grįžau, tai tiesiai į operos teatrą. Ten pirmiausiai išgirdo, sako, taip ir taip. Nu ir ten padainavau, vienu žodžiu jiems, tai ką jų. O ten buvo tada visi ir Kipras Petrauskas, tai dieve mano. Kas tai? Nu, kad čia kalbos nėra. Kas tai puikus, geras vienu žodžiu. Ką sakė Kipras Petrauskas apie jis? Nu nieko, jisai toks labai, Impozantiškas. kaip čia pasakyti, jis supranta reikalus, bet viską laiką žinojo, be reikalą taip nelabai komplimentus nereikėdavo, ne? Taip. Ne, jisai išgirdo mane, kaip operos teatras patikrina prieš tai, paskiau, reiškia, taip pasikalbėjo, kad aš galėčiau... Jūs dainavot operoje, ne? Dainavau. Gal su Kipru Petrauskas, kur teko dainuoti metu? Teko, Kartu, ne? Kokiais operose gal pamenat? Jis yra pirmaeilės partijas dainavo Kipras Petrauskas. Taip. Nu, aš ten dainuodavau tas, kas chore yra. Aš chore ten. Chore, aišku. Tai čia toks dalykas su... Dar senajam operos į baleto teatre, taip? Taip. Nu, paskiau, žinoma, čia viskas aš paskiau pradėjau dainuoti. Čia, visų vienu žodžiu, taip. Nu, tai čia daug reikia. Daug reikia kalbėti, daug giliai. Kiek čia tamstai metų jums yra? Nepamenat. Dabar? Va čia. O kiek čia? Sako, kada plokštelė išėjo jūsų tada? Kada mano plokštelės tai Čia kokie 40. Ką? Kiek čia parašyta? Yra net parašyta metų žinot. Čia su savo žmona va esat. O su studija. Su šičia, su šitą pačią. Paulas, taip. Na, čia tai buvo daug metų. Kada grįžau, aš tai tiesiai į operos teatrą. Bet į operos teatrą... Draugas Šabaniauskai dainuotos plokštelės. Išleistos anglų firmoje His Master Voice, kurioje jis nekartą svečiavosi ir įrašinėjo šias plokštelės. Gal prisiminkit, draugas Šabaniauskai, šią dainą? Gerai, pabandysiu.
Jau man į širdį ruduo atklydo, pageltos sodai, žemėje ir sieloj, vien verksmą girdim, rudens pilni laukoj, graži pavasario saulė, kaip savoje tu išnykai. Aš noriu grįžti laukų platybėm ir vėl tave mylėti amžinai. Bet man į širdį ruduo atklydo, pageltos sodai, žemėje ir sieloj. Dabar sudiev gulbel mana, aš plauksiu jūra tolima. Niekad manęs neklauski, niekad nesiteirauki, kuriuos gimiau kraštuos ir kaip aš vadinuos. Ačiū labai, Tai Šabaniauskai. čia ištraukos, taip sakant, tai viskas gaila. A jūs plokštelių mano turite? Yra plokštelės, yra atsiųstos iš Amerikos, yra Karvelio firmoje įrašytos, bet aš žiūriu, va štai ant šio stalo yra. O čia dainininkų pasiūstas, kada tai padovanota Bunkutė. Ant šio stalo, va žiūriu, yra plokštelė Pavasaris, kurią padovanojo jums Asta ir Alfredas Šalčiai. Jie buvo prieš keletą metų Vilniuje ir užrašė šiai plokšteliai. Mūsų gerbiamam Šabaniauskui, jo dainų gerbėjai, linki su šiomis dainomis sulaukti daug metelių ir viso geriausio. Asta ir Alfredas Šalčiai. O aš neturiu nei vienos, čia per karą, tai čia įsidraskį, Čia Kodėl? pakaro, čia ne. Pas jūs ant šio stalo štai stovi Kolumbijos firmos išleistos plokštelės, kur Anglijoje dainuota, Kipro Petrausko plokštelės, kurias jūs mėgstat, bet va. Jis Kipras Petrauskas, čia Kaune. Tai toks daininkas, koks buvo Kipras operinio teatro. Taip. Tai lik šiol kol kas dar toks čia Lietuvoje negimė. Pasaulinio lygio. Ir nežinia ar kada sulauksim. Kas tai nepaprasto. 39 metais paskutinį kartą Londone, Kolumbijoje firmoje įrašiau vėl keletą plokštelę. Ten daugumoje buvo lietuviški dalykai, populiarusis banko spaudos valsas, Sunku gyventi, 3 dienas, Paskutinės rožės. Gal iš šių dainų ką nors prisimenat? Jau man Ne, šitą. Taip kaip šiandien menu žydėjo rožės purpurinės ir atėjai čia tu rausvais žiedais pasidabinus, kad skirta man esi, staiga širdim aš pajutau ir aš tavam žvilgsnį savo laimės dalę įskaičiau. Dabar netrukus vėl pavasaris ateis ir rausvos rožės vėl tai žiedelis įskleis. Bet kas man sugrąžins svajonės ins tavęs, jei vienumojasi toli tu be manęs. Gal rožių ilgesį atbunda tau širdis, gal praeities sapnus su rožių maudytų. Bet noriu aš tikėt, kad rožės vėl žydės, tu grįši pas mane ir būsim vėl drauge. Mėly draugai, aš noriu pacituoti dar keletą prisiminimų iš Šabaniausko. Koncertuoti tekdavo daug, kur kviečiamas net negalėdavau pažadėti atvykti. Teko dainuoti beveik visuose Lietuvos apskrityse ir didesniuose miestuose. Kartą Panevėžyje buvo surinktos didelės iškilmės, kur buvau pakviestas dalyvauti. Iš Kauno į Panevėžį buvo nuskraidintas sanitariniu lėktuvu daktaras Kudirka. Koncertas tą dieną buvo Panevėžio teatre ir praėjo su didžiuliu pasisekimu. 39 metais visą vasaros sezoną dainavau Palangos kurhause. Ar pamenat tą? Buvo. Kada paskutinį kartą buvo Palangoje, draugai Šabaniauskai? Palangoje? Taip. Ne taip senai. Praeitą vasarą. Šaltiniai
Jūs, pana Šabaniauskai, jūsų Vanda Šabaniauskienė sakė, kad jaunystėje šimtai merginų jūs buvo įsimylėję. Aš pilnai suprantama. Lakštingalos balsas tikriausiai. Tas ungefähr. Tai kur didžiausias pasiekimas būdavo? Kaune ar Vilniuje? Kaune, Vilniuje, Jurbarke, šiaip dar kai kur važiuodavom su koncertais. Čia. Mes norim su tam pasisveikinti. Šiandien vakaras jau vėlyvas. Iki sekančio malonaus susitikimo. Mes žadam atvažiuoti pas jūs gegužės mėnesį, kada žydės liepos, kada žydės obelis ir pražys vyšnios. Tamsta pasodinti mūsų kuklų ir gražią mašinėlę ir pavežėti jūs iki Kauno. Pažiūrėti senas vietas, kur jūs dainavot kažkada, tai pabuvoti metropolyje. Tai mes tikimės Tamstai susitikti ir dabar linkim jums sėkmingai, poniai Vandai Šabaniauskienei, draugai Antanui Šabaniauskui, linksmų švenčių, kovo 8 prieš akis, gražiai atšvęsti jas. Tad iki malonaus susitikimo šį vakarą leiskit labai kas sutrukdė. Leiskit paspausti dešinę, leiskit paspausti dešinę, viso geriausio atleiskit kas sutrukdė. Va štai kas ir labai įdomu yra. Atkreipsiu dėmesį. Kai Kauną atvyko plokštelių firmos Columbia atstovai, amerikiečių atstovai su garso įrašymo aparatūra, 1931 metais Šabaniauskas su Mikulskio vyro oktetu įdainavo pirmąjį solo Tyliai, tykiai Nemunėlis teka. 1933 metais Kolumbijos firmos, tos plokštelių firmos pakviestas išvyko į Londoną. Čia įdainavo pirmasis 12 plokštelių, 24 dainas. Plokštelės turėjo didžiulį pasisekimą, jo klausėsi ir mieste, ir kaime. 1937 metais Šabaniauskas vėl įrašinėjo Londone, o 1938 metais drauge su tuo metu labai populiariu kvartetu Hofmeklerio vadovaujamu grojo Kopenhagoje, His Master Voice firmos studijoje. Kaip teigia kolekcininkai, Šabaniauskas pasiekė savotišką tų laikų rekordą. Per keletą metų įrašė 30 plokštelių ir 60 dainų. Klausimas. Kas iš lietuvių atlikėjų taip garsiai nuskambėjo užsienyje, įrašydami kaip Šabaniauskas 12 plokštelių ir 24 dainas? Užsienyje. Užsienyje. Ir buvo pasirašęs sutartį netgi su garsia firma Sony. Viktorai, atsakau iš karto. Mano miela draugė Gintarė Jautakaitė. Gintarė Jautakaitė. Ir jinai gyvena dviejose būtyse. Ir Kaune, ir Niujorke, ir Maskvoje. Jin turi 2 sūnus ir labai tikrai įrašė su Sony firma. Tai vienintelė iš lietuvių atlikėjų. Daugiau aš, pavyzdžiui, yra ten dar keli, kurie ten labai nedideliais tiražais yra išleidę. Taigi Šabaniauskui priklauso šis rekordas. Na, po karo jis dainavo operos chore, persikėlė gyventi į Vilnių, dainavo Valstybinės filharmonijos chore, buvo filharmonijos solistas, tačiau nesugebėjo įtikti tuometiniai valdžiai. Kažkas iš partinių tuo metu darbuotojų apsilankė šaltinėlyje, parašė didelį skundą, kaip tas buržuazinis dainininkas čia mums gali dainuoti Vilniuje, ir jis liko be scenos ir ilgam teko užtilti jam. Niekur negalime jį buvo kviesti. Tik 1972 metais, va štai tokio įdomaus mūsų renginių organizatoriaus Kazimiero Šaulio dėka, jis vėl pradėjo dainuoti Dainavos naktiniame bare. Čia jau visa emocija yra tai, kad Šabaniauskas kaip ant sparnų buvo tame naktinėme bare, labai šauniai atlikdavo savo dainas ir visi amerikiečiai atvykę pirmiausiai norėdavo aplankyti Dainavos naktinio baro programas. Taigi skambėjo jo jaunystės dainas. Ir šios dainos skambėjo ir Vilniaus aidų programoje, kaip ir Dolskio dainos. Pats Šabaniauskas buvo labai geranoriškas žmogus. Šiame interviu mes su juo labai maloniai pabendravome.
atsitiktų man taip, kad mes po geros valandos to interviu aš užmiršau paprašyti jo, žinai ko. Autografą. Autografų. Užmiršau ir tiesiog su skautuliu grįžau į Šiaulius, kad pamiršau paprašyti. O tai turit Šabaniausko autografą ar ne? Taigi ir neturiu. Šabaniausko neturiu, Noreikos turiu, visų 3 tigrų turiu. Dabar apie Noreiką tada. Tai čia jau reikia atskirai daryti. Atskirai.